Naglis Kardelis. Jeigu iš kartais turėtumėte klausimų, tai ko gero geriausiai būtų daryti šitaip. Savo klausimą turėkit arti savo lūpų, giliai savo širdį ir kai jau docentas Naglis baigs kalbėti, tada bus klausimų sesija jam. Po to betarpiškai turbūt kalbės profesorius Egidijus ir jam vėl klausimų sesija bus betarpiškai po to arba gal jie patys tarpusavėje susiplieks, ko mes iš tikrųjų labiausiai turbūt ir lauktume šį vakarą. Tada po šios diskusijos bus trumpa vyno, pokalbių, knygų apžiūros pertraukėlė, po kurios KTU sutiko mus organizuoti trumpą ekskursiją po savo šitas naujas patalpas. Ir jau tada visiems sakysim ate iki naujų diskusijų, bet kol kas pats įdomumas. Tai kviečiu docentą Naglį. No, kad aš to bandysiu iš vietos, čia tas mikrofonas dirba. Jeigu labai garsiai reiks, tai tada mikrofonas. Gerai, va, kaip tik matau, kad garsas yra. Ir pabandysiu paklausti, ar tikėjimas varžo mąstymo laisvę. Visų pirma, noriu pasakyti, kad kalbėsiu kaip filosofas. Mes, filosofai, turime savo kalbėjimo būdą, aš pasistengsiu kalbėti suprantamai. Ir kartu tas kalbėjimas iš filosofo pozicijos leis man išvengti būtinybės kalbėti iš labai apibrėžtos ar labai angažuotos perspektyvos. Aš turiu savo privačias pažiūras, bet dabar pabandysiu kalbėti tarsi nuo visų. Ir manau, kad tas klausimas, kurį Poncijus Pilotas uždavė Jėzui, jis yra labai svarbus, bet jį galima perskaityti dviem būdais. Galima vaikiškai, naiviai klausti arba su vaikišku smalsumu, kas yra tiesa. Kaip pavyzdžiui, sūnus klausė tėvo, arba studentas klausė dėstytojo, arba mokinys mokytojo. Galima paklausti ironiškai, kvides veritas, lotyniškai, ar ne su ironija, maždaug, ką tu čia man gali paaiškinti apie tiesą. Yra įvairiausių tiesų sampratų ir aš esu žmogus sunokęs ir man, tiesą sakant, tavo atsakymas yra nereikalingas. Tai čia tas požiūris, kuris būdingas mūsų postmoderniai visuomeniai, kai manoma, kad visus reikia palikti su savo tiesa, su savo požiūriu, nes dialogas neva neįmanomas, arba jis yra nesvarbus. Tiesiog tokie klausimai, kurie yra esminiai, pamatiniai, jie turėtų būti, palikti privačiam laikui. Kai žmogus prieš miegą, pamasto, ką jis padarė gero tą dieną, arba šiaip susiplanuoja savo rytdienos darbus. Tada jis turėtų mąstyti apie tuos klausimus. Bet viešoje erdvėje, su kolegomis, su mokiniais, su bendradarbiais, tokie klausimai neturėtų būti keliami, nes jie kažkokie nebrandus, jie žymi kažkokią mitologinę sąmonės raidos stadiją. Ir postmodernus ar modernus žmogus tokių klausimų nekelia. Taigi galima klausti iš smalsumo, iš nuostabos pozicijos, taip kaip klausė senovės graikai. Nes jau Platonas ir Aristotelis teigia, kad nuostaba yra vienas svarbiausių filosofijos šaltinių. Ir galima klausti, iš tokio persisotinusio viskuo romėno pozicijų. Kaip matyt, Poncijus Pilotas tą klausimą paklausė ironiškai. Tai aš manau, kad mes turėtume klausti tuo pirmuoju būdu. Ir labai svarbu pasakyti, kad filosofija yra tas karališkas kelias, kuris leidžia kartu keliauti, kartu žygiuoti tiek mokslininkui, ypatingai tiksliųjų mokslo atstovui, tiek, pavyzdžiui, tikinčiam žmogui, religingam žmogui, konkrečią religiją išpažįstančiam žmogui. Taip pat reikia pasakyti, kad filosofas taip pat, jis gali būti vienas iš tų arba tie du kartu. Filosofas taip pat gali būti ir mokslininkas, ir tikintis žmogus. Dažnai tas pats asmuo savyje gali jungti
tuos tris asmenybės tipus. Gali būti ir filosofas, ir mokslininkas, ir religingas žmogus. Filosofai klausia, kokios yra laisvo mąstymo galimybės sąlygos. Kada mūsų mąstymas yra laisvas, o kada jis yra suvaržytas.